Dažniausiai sutinkamos dvi klaidos pasitinkant klientus parduotuvėse ir kitose aptarnavimo vietose. Pirma klaida – pardavėjas prišoka prie kliento iškart prie durų ir nuo jo nebestoja. Žmonės šito bijo, vengia. Antra klaida – pardavėjas vengia susitikti žvilgsniu kliento žvilgsnį, kad jo neišgąsdinti. Šiuo atveju klientas jaučiasi nelaukiamas. Tai kaipgi reikėtų pasitikti klientą, kad jo neišgąsdinti? Pirmiausia, klientas turi jaustis laukiamas. Reiškia, minimali sąlyga, jis turi pajausti akių kontaktą. Žvilgsnį turi susitikti, jūs turite linktelėti. Čia minimaliai. Dar geriau, jeigu jūs pasisveikinsit. Dar geriau, jeigu prieisite, pasisveikinsite ir paduosite ranką. Dar geriau, jeigu pasakysite savo vardą. Klientas tikėjo per duris jau įsigys draugą. O iš viso top variantas, jeigu pasakysite vardą ir paklausite, kuo klientas vardu. Taip daro Amerikoje, bet aš laikau, kad Lietuvoje šitą galima prigydyti. Žinau, kad daugelis dabar manote, kad jeigu aš tai padaryčiau, klientas bėgtų neatsigręždamas. Taip ir būtų, jeigu toliau jūs nuo jo neatstotumėt. Bet po tokio pasisveikinimo jūs turėtumėte išgaruoti. Išgaruoti, atsitraukti ir užleisti klientui erdvę. Jis turi jaustis, kad buvo laukiamas, jį pasitiko, toliau jis turi gauti laisvę, šmirinėti, dairytis, apžiūrinėti prekes. Yra dvi sąlygos, kada jūs turite prieiti prie kliento nuo šiol. Pirma sąlyga, jeigu klientas ilgesnį laiką, tarkim 20-30 sekundžių ar ilgiau apžiūrinėja vieną prekę, čiupinėja, jūs turite pasirodyti. Antra sąlyga, jeigu klientas akimis ieško pardavėjo, akimis, tiek tas pats ir restorane, aš sakau, padavėjas turi akis nugaroje turėti. Jeigu žmogus prie staliuko dairosi padavėjo ir žiūri jam į nugarą, tas neatsisuka, čia jau blogas padavėjas. Kai jūs prieinat prie kliento, šitame etape, turite užduoti atvirą klausimą. Atviras tai yra toks, į kurį sunku arba neįmanoma atsakyti taip arba ne. Jis neturi prasidėti nuo klausimo ar. Tačiau netinka klausimas, kuo galiu padėti. Dažniausiai girdim, kuo galiu padėti. Kodėl jis netinka? Nes yra pakankamai daug žmonių, kurie nemėgsta pripažinti, kad jiems reikia pagalbos. Galima klausti kitaip, pavyzdžiui, kas jūs domina, kokios reikėtų informacijos ir panašus atviri klausimai. Toliau, geras pardavėjas turėtų apsaugoti klientą nuo klaidingo pasirinkimo. Tai reiškia, nesvarbu, kad klientas jau lyg ir išsirinko prekę. Geras pardavėjas dar užduos patiksančių klausimų, kad pasitiksinti kliento poreikius. Nes jeigu klientas apsiriks, nusipirks ne tą, kur jam reikia, vėliau jūs liksite kalti ir turėsite piktą klientą. Todėl geras pardavėjas pasitiksins poreikius. Jeigu matys, kad klientas renkas teisingai, viskas tvarkoj, jam padės, jeigu ne, argumentuos, kodėl labiau tinka kita prekė ar paslauga. Dar viena klaida vyksta jau sandorio pabaigoje. Kai tik tai klientas pasirenka prekę, sako gerai, šitą perku, daugelis pardavėjų parodo kryptį link kasos ir patys bėga prie kito kliento. O čia pats svarbiausias momentas. Žmogui netrukus reikės atsisveikinti su pinigais. Todėl geras pardavėjas turėtų palydėti klientą, po to sprendimo palydėti iki kasos. Palaukti, kol žmogus sumokės. Kai jau sumokėjo, turėtų dar pagirti jo pasirinkimą. Idealiu atveju palydėti iki durų. Idealiu atveju iki automobilio. Žinau, kad to nepadarysite, bet jeigu tą padarytumėt, ne tik tai prisimintų jūs ilgai, ne tik tai grįžtų, atsivestų draugus, giminės, bendradarbius. Tai apibendrinant, reiškia, tikrai nevalia kliento išgąsdinti pradžioj. Tačiau taip pat nevalia jo ignoruoti. Todėl reikia pasitikti metodiškai. Tai yra pasisveikinimas, P, duoti klientui laisvę, C, prieiti prie jo tada, kai jis pasiruošęs bendrauti. Arba ilgiau žiūri vieną prekę, arba akimis ieško jūsų. Trumpai tiek.